Kai naktis baigės, sustoja upės, atsisukame vienas kitą. Kai balsas lūžta, Kovo mėnesį 23 metų vaikutis pirmą kartą išvažiavo į ligoninę dėl vėmimo. Įtarė bakterijas, skrandžio uždegimus. Grįžo namo, vėmims nenutrūko, paskui vėl atgal išvažiavo į ligoninę. Vėl dėl vėmimo, bet dar prie vėmimo dasidėjo ir rankų drebuliukai. Pradėjo rankos drebėti abidvi, pradėjo kutės lakstyti šonus ir paleido namo mažeikiai. Pasakė pasveiks, bet mes nuvežėm privačią pas neurologą. O neurologas tą pačią dieną liepė važiuoti į Klaipėdą. O Klaipėdoj ir rado kažką tais. Galvelį padirbę kompiuterinį tyrimą. Ir kitą dieną iš Klaipėdos į Kauną išvažiavo. O Kaune ir pasakė, kokia liga jau serga vaikutis. 4 skilvelio naviką turi. Po operacijos vaikutis nebevaikščiojo, nebejudino beveik visas dešinės pusės. Tuo laiko bėgant po biškį atsistatė. Bet praėjus po operacijai keliems savaitėms dasidėjo hidrocefalija. Reikėjo šuntuką statyti galvelį. Labai springdavo valgydams, tai reikėjo dėti gastrostromą. Dabar jaučiasi stipriai, didėjai vaiks labai. Broliuks padeda, mažasis, šypsena broliukas mažai. Labai padeda ir mašinyčių atneš, ir žaisliukų atneš. Ir padeda atsisėsti, prašo, kad stotų žais kartu. Vežimas labai puikus, didelis. Patogus bus, nes mums nėra pirkti iš parduotuvės tokių paprastų vežimukų, jam netinka. Didelis vaikas, bet didelio vežimo. Norim padėkoti labdaringo vakaro buvusiems žmonėms, kas paukojo Martinukų. Daktarams labai padėkoti norim, kad tiek daug pastangų dėjo į Martinuką. Kaune ypatingai visiems daktarams, visam personalo labai rūpinos. Žmonėms, katriem buvo Martinukai fondą atidarė patys. Labai daug priaukojo Edos bendruomenės. Visiems, kas padėjo Martinukui.